Kęstutis Kemzūra. Baigėsi jau laikas, minutės pertraukėlė, bet ir toliau dirba. Mes už Lietuvą. Na, tarp kitko, Kęstutis Kemzūra yra jauniausias treneris didžiajame ketvirtį ir tai yra didžiulis iš tikrųjų mūsų Lietuvos krepšinio specialisto pasiekimas. Kęstučiui yra 40 metų. Jis nuvedė jauną Lietuvos komandą iki pasaulio krepšinio čempionato pusfinalio. Pažiūrėsime, kuo šitą kelionę baigsis. Tuo tarpu visi kiti jo varžovai yra gerokai vyresni. Kitaip tariant, kai jie jau baigs karjerą ir žiūrės krepšinį per televizorių, Kęstutis Kemzūra dar dirbs ir vadovaus kuriam nors komandai, kuriam nors klubui. Maikui Kryževskiui 63. Tarp kitko, labai įdomi detalė, Maikas Kryževskis yra gimęs tą pačią dieną, tais pačiais metais, 47 metų vasario 13, kaip ir Bogdanas Stanievičius. Jiems po 63. Ivkovičiui, Serbijos rinktinės treneriui, apskritai netrukus bus 67. Na, o Lietuvos komanda, kuri nėra jaunesnė už Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę, turi jauniausią trenerį. Bet kol kas šiandien su amerikiečiais žaisti sunku. Lietuvos rinktinė nepavyksta pelnyti taškų Robertui Javtokui. Na ir vienintelis dalykas, kurio dar šiandien kurį nepernelyg gerai daro amerikiečiai, yra taiklūs tolimi metimai. Juos jie meta pro šalį, tačiau viską kitką jie daro už Lietuvos komandą geriau. Ir, na ką, reikia pasakyti, kad pirmauja jie pelnyti, tačiau rungtynės nebaigtos, kol jos nebaigtos. Martynas Pocius. Jo reidas į baudos aikštelę. Sudėtingas ir netaiklus metimas. Čansi Bilapsas, atgal, Kevinas Durantas. 21 tašką pelnė Kevinas Durantas, Čansi Bilapsas iš toli. Dar vienas netaiklus jo bandymas. Jeigu amerikiečiams kristų tritaškai, situacija ir skirtumas galėtų būti didžiulis. Na, tą patį galėtume pasakyti ir mes, nes Lietuvos komanda šiandien irgi nepataiko smarkiai. Dabar blokas Robertui Javtokui, nenaujas laikas atakai. Matas Kalnietis pamatė, meta iš toli, meta netaikliai, o Domas ima kamuolį po savojų krepšiu. 41 sekundė iki šio ketvirčio pabaigos, ketvirčio, kuriame amerikiečiai bando sugniuždyti ir sulaužyti Lietuvos svajones šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ir tas tritaškis, kurį pataiko Kevinas Durantas, dabar didina Jungtinių Amerikos valstijų persvarą iki labai didelės ir pavojingos atžymos. 17 taškų skiria komandas. Martynui Pociui, Čansi Bilapsas išmuša kamuolį. Gelbėja Lietuvos rinktinė dabar Karlas Jungenbrantas, skirdamas pražangą. Taigi du baudos metimus mes Martynas Pocius. Ir Martynas Pocius yra rezultatyviausias Lietuvos rinktinės krepšininkas šiandien. 9 taškai jo sąskaitoje, 7 įmetė Robertas Javtokas. Na, o čia Stambule dar 1 minutės pertraukėlė. Paskutiniosios 12 sekundžių lieka antrajame rungtynių kėlinyje. Dabar 2 Martyno Pociaus baudos metimai. Na, reziumė kol kas toks, kad gavom į nosį čia pirmoje rungtynių pusėje. Ir dabar klausimas, ar per didžiąją pertrauką Lietuvos rinktinės trenerių štabui pavyks sugalvoti, kaip atsistoti ir smogti varžovams atgal. Na ir žinoma, kitas dalykas, jog Lietuvos rinktinė gali žaisti geriau, gali pataikyti geriau, gali matyti vienas kitą geriau. Mes tai matėme šiame pasaulio krepšinio čempionate. Nereikia atimti iš amerikiečių jų nuopelnų gynyboje ir dalykų, kuriuos jie padarė, tačiau ir Lietuvos komanda galėjo padaryti daugiau nemalonumų varžovams, nei padarė per tuos 2 kėlinius, nepilnus tiesa dar 2 kėlinius. Dabar dar varžovų paskutinė ataka. Vesbrukas pro Robertą Javtoką, netaiklus metimas, Jonas Mačiulis atkovoja kamuolį, spės išmesti iš pusės aikštės, meta Jonas Mačiulis ir vos nepataiko nuo lentos. 42, 27, 15 taškų skirtumų priekyje Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkai. Ir dabar didžioji pertrauka. TV3 televizija kviečia jūs atgal sugrįžti į Sinano Erdemo sporto rūmus Stambule. Čia po 2 kėlinių Lietuvos rinktinė pasaulio krepšinio čempionato pusfinalyje pralaimė amerikiečiams rezultatu 27-42. Na ką, toks neįprastas vakarėlis, po 7 pergalių iš eilės Lietuvos rinktinė atsilieka. Nors buvo tų deficitų ir ko gero
daugelis dabar apie tai ir kalba, galbūt dar vienas stebuklas Turkijoje išgelbės Lietuvos komandą, galbūt jai per antrąją rungtynių dalį pavyks susigrąžinti visą tai, kas prarasta. Na, o ką? Daugiau nieko ir nelieka. Pasitarimas 15 minučių apšilimas ir dar viena dvikovos dalis. Dar trečias ir ketvirtas kėlinys po pirmųjų dviejų. Lietuvos rinktinė atsilieka 15 taškų skirtumų ir tas rezultatas yra dėsningas dėl to, kad amerikiečiai viską daro geriau. Kol kas 2 taškai 59%, lietuviai meta tik tai 25% taiklumu. Tai yra pataiko tik tai kas ketvirtą metimą iš vidutinio nuotolio. 3 taškius prastai meta abi komandos, lietuviai pataikė 3 iš 12, amerikiečiai 3 iš 16. Varžovai atliko 10 rezultatyvų perdavimų ir sugriovė Lietuvos komandinį žaidimą. Tik tai 5 rezultatyvūs perdavimai. Lietuvos rinktinė padarė 7 klaidas, na net tiek jau ir daug, 13 Lietuvos rinktinės vidurkis, tačiau beveik už visas tas klaidas reikėjo sumokėti greitomis varžovo atakomis ir lengvais jų taškais. 12 taškų. Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė pelnė greitų atakų metu, Lietuvos komanda pelnė tik tai 2. Nu, Čansi Bilopsas toliau tęsė netaiklių 3 taškų seriją, 42-27, nepasikeitė rezultatas, Lietuvos komandos sudėtis trečio kėlinio pradžioje, Linas Kleiza, Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis, Robertas Jevtokas ir Martynas Pocius. Tas pats startinis penketas pradėjo šias rungtynes, tas pats penketas pradeda ir trečiąjį kėlinį, Jonas Mačiulis pataiko sunku 3 taškai per Keviną Durantą. Rezultatyviausias Lietuvos komandoje yra Martynas Pocius, pelnęs 11 taškų, Roberto Jevtoko sąskaitoje 7 taškai. Ir Kevinas Durantas varžovo pusėje yra įmetęs jau 24 taškus. Nėra pražangos, nu taip kietokai dabar buvo stabdomas Derikas Rauzas, tačiau rungtynių arbitrai pražangos neskyrė ir nepavyksta pergaudrauti Odomo. Lamaro Odomo nepavyksta pergaudrauti Martynui Pociui. Buvo pasiruošęs abiems variantams varžovų sunkusis krašto puolėjas, bet šiame čempionate vidurio puolėjas, galima sakyti taip. Jis irgi toks kaip ir Robertas Jevtokas, juodadarbis amerikiečių komandoje. Jis irgi po ketvirtfinalio su Rusijos ekipa susilaukė savo trenerio Maiko Kryževskio komplimentų už puikų darbą ir gerą kovą dėl atšokusių kamuolių. Na štai, tiek daug perdavimų ir galų gale Lamaro Odomo verpstė pasibaigianti 2 taškais su pražanga. 44-30. Ir amerikiečiai šiandien stengiasi, na? Jeigu Argentinos krepšininkai tikėjosi kažkokiu būdu Lietuvos komandą įveikti, tai Jungtinių Amerikos valstijų trenerių štabas ko gero nusprendė rimtai pasirengti šios dienos rungtynėms ir ne tik taktiškai, bet ir psichologiškai amerikiečiai atrodo užsivedę ir džiaugiasi kiekvienu sėkmingu savo epizodu šios dienos rungtynėse, tarsi nenorėdami prisidaryti kokių nors papildomų nemalonumų ir nereikalingų komplikacijų pusfinalyje, kuriame šiaip logiškai mąstant pasaulio krepšinio čempionato pusfinalyje vargu ar gali būti lengvų varžovų. Robertas Jevtokas šiandien tikrai labai daug Lietuvos komandos žaidime priklauso nuo vidurio puolėjo ir nebereikalo Robertas Jevtokas jau yra pelnęs 9 taškus, dėl to, kad šiandien tokia diena, kada galima būtų daugiau pasiekti baudos aikštelėje ir šiandien, ko gero, tas atvejis, kada praverstų Lietuvos komandai dar vienas vidurio puolėjas, ar tai būtų Marijonas Petravičius, ar tai būtų koks Darijušas Lavrinovičius, bet būtų labai neblogai šiandien turėti vidurio puolėjo pozicijoje rezultatyviai rungtyniaujantį žaidėją, bet yra taip, kaip yra. Daug ką mes kalbėjome prieš čempionatą, ką būtų gerai turėti ir ko mes neturime, bet visą tai buvo kalbos, o čia dabar kamuolys atitenka amerikiečių rinktyniai dėl to, kad nuo Manto Kalniečio jis paliko aikštę. Žiūri pakartojimą. Taip pats pamatė kamuolį Mantas Kalnietis. Rungtynių arbitras buvo teisus. Derikas Rauzas, Chicago Bulls komandos gynėjas sėdasi ant suolo. Erikas Gordonas iš Los Angeles Clippers, taip pat 21 metų krepšininkas pasirodė aikštelėje. Na ir Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė, ta, kuri žaidžia čia pasaulio krepšinio čempionate, galbūt tikrai nėra tokia žvaigždėta kaip įprasta. Pavyks apsiginti Lietuvos komandai, tačiau noro įrodyti, noro laimėti šiems jauniems krepšininkams netrūksta. Lietuvos komanda pratęs ataką, tačiau ir vėl be pražangos Andrei Iguodalas sustabdo Joną Mačiulį, kuris bando parodyti rungtynių arbitrui, jog buvo pražanga. Nu štai, taip labai Europos krepšinėje retai, kas ginasi, labai taip, retai daužo štai tokius kamuolius, dėl to, kad dažniausiai tokie daužimai pasibaigia pražangomis, tačiau reikia
pripažinti, kad amerikiečiai kažkokiu būdu sugeba pataikyti būtent į kamuolį ir būtent tuo metu, kada labiausiai pažeidžiamas yra jį turintis žaidėjas. Robertas Javtokas taiso Lino Kleizos metimą, 45-34, liko 11 taškų. Kevinas Durantas labai jau netaiklus jo metimas. Linas Kleiza atkovoja kamuolį, perdavimas į priekį. Mantas Kalnietis 3 prieš 3 ir vėl išmuštas kamuolys iš rankų. Tiesiog Chauncey Billupsas. Nu, tarsi būtų įsistatę greitesnius procesorius ir dėl to geriau reaguoja įvykius aikštelėje Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkai. Ir tas perimtas kamuolys dabar dar baigėsi ir taiklių tolimų metimų į Lietuvos rinktinės krepšį. Martynas Pocius, 2 taškai nebus įskaityti. Pražanga Chauncey Billupsui buvo prieš tai trečioji. Tarp kitko šiandien Iguodala irgi turi 3 pražangas, na bet Jungtinių Amerikos valstijų komandos atsarginių žaidėjų suolas netoks kaip Argentinos. Šioje komandoje iš esmės treneris išnaudoja 10 krepšininkų. Ir labai didelių niuansų, kuris tuo metu aikštelėje, kuris ant suolo nėra, išskyrus galbūt nebent Keviną Durantą. Jonas Mačiulis laukia šito perdavimo, laukia šio metimo ir jį pataiko Jonas Mačiulis, 48-37. Vėl iki 11 taškų mažėjantis skirtumas. Russell Westbrookas, Durantas į baudos aikštelę, Iguodala, išmuša kamuolį jam Jonas Mačiulis, o po to sugriebė jį varžovas ir tada pražanga jau Jonui Mačiuliui. Pabandė atimti iš amerikiečių kamuolį jų pačių būdų. Dabar Jonas gavo trečiąją pražangą šios dienos rungtynėse. Jis yra daugiausiai kartų prasižengęs krepšininkas Lietuvos rinktinėje. O kodėl 2 baudos metimai? Sunku pasakyti, kodėl 2 baudos metimai. Jonas Mačiulis tarsi parodė dabar Kęstučiui Kemzūrai, kad dėl to, jog turi 3 pražangas, nieko tokio.